atsirado tarkim Samsungo žodynas, integruotas į patį telefoną, tai galite įrašyti kalbą, jums žiūrėti visiems kartu ir panašiai. Vėlgi S-Filtro programa. Pačios galerijos vartymės irgi neliečiant ekraną. Čia yra trejopas valdymas. Galima valdyti paties prietaiso minimalių palenkimu tekstą. Čia veikia priekinė kamerytė, būtent, kuri mato jūsų akis ir pagal kreipimosi akies žiūrėjimo kampą. Irgi užfiksavo akis. Galima važiuoti žemyn, galima važiuoti aukštyn. Galima atrakinti telefoną irgi neliečiant ekraną, prieš ekraną pirmyn atgal nubraukus. Atsiliepėte, įsijungia garsiakalbį, jeigu jūsų rankos ar purvinos, ar esat garaže, ar gaminat valgyti pagaliau kažkas tokio, nenorit išpurvinti ekraną, tai galit būtent naudotis tomis funkcijomis, neprisiliesti. Vienas iš naujesnių dalykų yra būtent Watch On, tai kad yra infraredo daviklis, tai galite jungti bet kokį televizorių, tarkim pasirinkti nebūtinai Samsungo, nebūtinai išmanai, galite valdyti bet kurį iš jų. O tik tai televizoriam tinka, ar tarkim galima ir kitus prietaisus, video grotuvus ir panašiai? Ne, po gero tik televizorius, bijau sumeluoti, bet šiaip jis yra skirtas grinai televizoriui. Vėlgi S-Health programėlė, tai kažkas panašaus į Endomondo analogą, kad jūsų realiai telefonas tampa jūsų gyvenimo kompanionu ir jūs realiai galite užsipildyti visą informaciją apie save ir kasdieną stebėti, kiek kalorijų išdeginate, kiek suvartojate ir panašiai. Tiek galite vesti maisto dienoraštį, kur aprašote, kad išgerėte vieną puodelį kavos, valgėte 2 sumuštinius, jis jums skaičiuoja kalorijas. Galite skaičiuoti, kiek žingsnių nueinate, kiek nubėgate, kiek nuvažiuojate su dviračiu. Tokie dalykai, kurias Band apyrankės specialios, kai tvirtinsis telefonas prie rankos ir tarkim skaičiuos jūsų pulsą, bėgus ir panašiai. Tarkim, mobiliųjų salone turėsi tų priedų ieškoti. Kol kas telefonai išėjo, bet priedai dar neatvažiavo. Ir bus tarkim tiek apyrankės, tiek kultūrizmų užsiimantiems žmonėms diržai aplink liemenį ir panašus priedai. Tokios naujienos. Ačiū už prezentaciją. Arba galima minimalių palenkimų. Ne galvos judesių, bet pačių pradėrana. Tai tokie dalykai. Vėlgi galite atrakinti telefoną irgi prieš ekraną perbraudamas. Tai tarkim mašinai važiuoti, kai rankos būna kažkur purvinos, nes nori liesti ekraną, įsijungia garsiakalbį, galite kalbėti. Video operacinė sistema iš atnaujinimo atsirado Watch On funkcija, dėl to šitie telefonai turi infraredo daviklį. Todėl galite bet kurį televizorių tą nepriklausomai savo. Čia galite išklausyti arba įsakyti, pavyzdžiui, net nepilnai rašyti. Kol kas yra toksai duomenų paketas kalbų. Galima kiekvienos kalbos papildymą parsisiųsti iš marketo tokį, kad didesnis tiesiog būtų. Iki metų galo Samsungas nori visas pasaulinės padaryti. Tikimės, kad ateityje turėsime lietuvių kalbą. Šitoje vietoje patogu to, kad, pavyzdžiui, jeigu rašote elektroninį paštą, anglų kalba jums verčia į rusų ar ten atvirkščiai. Automatiškai jums nebelieka tokio, kad kitoj programai turi įvesti, nukopijuoti, po to atgal kažkur perkopijuoti ir panašiai. Vėlgi sinchronizacija. Galite kelis telefonus sinchronizuoti vienu metu, muziką paleisti, pavyzdžiui, stereo garsą kolonėlį išgauti, ar tai žaidimą žaisti vienu metu. Nėra tokio atsilikimo, kiek bandėm. Dokumentą kažkokį permesti, žiūrėti visiems kartu ir panašiai. Vėlgi S-Filtro programa. S-Health, tai jeigu yra tekę girdėti apie Endomondo Sports programą, tai vėlgi galite atsivesti savo tokį profilį ir realiai tavo asmeninis dienoraštis. Ten dedat svorį, amžių, lytį, profesiją ir taip toliau. Galite skaičiuoti, kiek maždaug žingsnių nueint. Yra barometras, yra gyroskopas, termometras įmontuotas. Žodžiu, matuoja aplinkos poveikį jums, tiek slėgį, tiek temperatūrą. Yra netgi specialūs aksesuarai ant rankos, pavyzdžiui, S-Bandas, kur galite prisidėti, bėgti, matuoja jūsų pulsą ir taip toliau. Tokie dalykai. Kas iš tikrųjų atnaujinti, ko nebuvo prieš tai, tarkim. Ar aišku, išmanioji pauzė atsirado, kad tarkim galite žiūrėti video failą. Toks